Labas vakaras, ponios ir ponai. Su jumis paskutinė 12 laida Prisijaukinkime Norvegiją. Ladies ir džentelmenai, mano vardas yra Mantas Simaitis, o šalia manęs yra moteris, kuri visas 12 laidų yra paruošusi jums išskirtinio turinio. Tai yra Daina Bogdaninė iš Gyvenu Norvegijoje. Labas, Daina. Labas, Mantai, ir labas visi. Nu ką, šiandien yra 12 laida. Aš labai noriu, kad visi žiūrovai, tie, kurie prisijungia mūsų tiesioginiam eterį, tie, kurie žiūri ir transliacijos pakartojimą, kad rašytų komentarus, kad dėtų laikus, kad dėtų širdelės. Šiandien yra paskutinis kartas. Ir šiandien Daina yra jums paruošusi prezentaciją viso šito mūsų 12 seminarų tokį sukristalizuotą vieną dalyką, kuris vadinasi bendrai, kaip susikurti geresnį gyvenimą Norvegijoje. Nu, tai Daina, gal pradedam nuo standartinių dalykų. Aš toks labai konservatyvus žmogus. Sako, kai būni jaunas, jeigu nesi liberalas, neturi širdies. Ir kai jau subręsti, sako, jeigu netampi konservatorium, tai reiškia, neturi proto. Tai aš konservatyviai paklausiu tavęs, kokie 2 dalykai geri įvyko per paskutinį kartą, kai mes su tai matėmės. Kas tavo gyvenime gerai įvyko? Nu, žinok, aš taip nefiksuoju. Gal dabar, jeigu jau taip liepi, tai Prašau. Pradėsiu, bet aš kol kas tiesiog neužsirašinėju. Man viskas gerai. Kažką. Nu, buvau Lietuvoje vėl, pavyzdžiui. Susitikau su draugais, labai gerai praleidau laiką. Taip, kiek daug gerų dalykų tavo gyvenime įvyko. Gerai, aš tada paprašysiu, kad žiūrovai komentuotų turinį, prisijungtų prie mūsų paskutinės transliacijos. Ir Daina, ar nori kažką tai pasakyti, kažkokią tai įžanginę kalbą, ar mes tiesiog pradedam, imam jauti už žagų ir važiuojam? Tai aš užbaiginę pasakysiu kalbą. Gerai, supratau. Nu ką, scena tavo? Ačiū. Taip, aš tada jungsiu ir mes galėsim pradėti, gerai? Jo. Tai dar kartą labas vakaras ir kalbėsiu apie tokią temą, apie kurią mes labai dažnai galvojam, bet nepasakojam vieni kitiem. Jinai labai aktuali yra, bet ne visada atviri žmonės būna apie ją. Tai apie tai, kaip pasigerinti gyvenimą. Nes tas gyvenimas vieniem gali būti ir netoks geras, bet mes labai dažnai norime jį tiesiog rodyti, kad jis yra geras ir pasakojame vieni kitiem. Bet kaip jau kalbėjom, visų mūsų webinarų metu yra tokių paslėptų dalykų ir kartais mums tiesiog trūksta laiko ir kantrybės ir apskritai nepagalvojame apie tai, kaip galėtume tiesiog lengvai, kokius principus naudoti, kad tą gyvenimą pasigerintume Norvegijoje. Nes mes visi gyvenam, kai atvažiuojam, tai pirmiausia mūsų mintis užsidirbti pinigų. Ir pradedame įsisukti į kažkokį ritmą, dirbam, pinigai ir paskui staiga stop, siena prieš tave ir tu galvoji, ar aš esu ten, kur aš esu. Tai pirmiausiai dar įžangoje pasakysiu, kad lietuvių sutikau labai daug per savo 35 gyvenimo metus Norvegijoje ir aš tikrai labai žaviuosi lietuviais, nes sutikau tokių lietuvių, kurie per labai trumpą laiką pasiekia labai daug. Ir materialinė prasme, ir išlipo iš labai didelių krizių, ir iš tikrųjų galima iš jų imti pavyzdžius, tai mes turėdami šitos pavyzdžius, aišku, aš nesakysiu asmeniškai, apie ką aš kalbu, bet aš tiesiog galime iš jų pasimokyti, iš jų bendrai tą, ką jie darė. Bet pirmiausia apie tai, kodėl mes kartais nejudame pirmin. Tai iš kur mes atvažiuojame Norvegiją, mes truputį apie tai kalbėjom jau, apie tas vienatvės ir priklausomybės, bet dar kartą pasikartojam, tai vienus atvedė aplinkybės, o kiti patys pasirinko ir jau turėjo planą. Mes neturim pamiršti, kad mes atvažiuojam iš šalies, iš kurios atsivežam kažkokį didelį tokį bagažą, kartais psichologinį. Jau nekartą sakiau tą KGB auklėjimo kultūrą, kaltė, baimė, gėda. Ir dėl to kartais gali strigti mūsų gyvenimas Norvegijoje. Kiti atvažiuoja galbūt pasiruošę. Ir tada pagalvokime visi, kiek ruošėtės važiuodami į Norvegiją. Tai tie, kurie ruošėtės, tikriausiai jums pasisekė geriau. O tie, kurie nelabai ruošėsi, tai netaip gerai pasisekė. Bet visi atvažiavo į Norvegiją norėdami geresnio gyvenimo, ar ne?
Kaip tu jautėsi, man? Tai tu norėjai geresnio gyvenimo, kai tu čia važiavai? Ar tu tiesiog norėjai pakeliauti? Aš žinok, jeigu taip atvirai, tai aš buvau įsimylėjęs labai smarkiai, gavau pasiūlymą važiuoti į Norvegiją ir tiesiog negalvojau ir galvojau, faina bus. Bet tada man ir nedaug metų buvo, nesigalvoju į priekį labai smarkiai. Jo, tai aišku, bet kiti sako, kad jiem yra čia labai gerai, todėl kad jie atvažiuoja čia, kažkur tai keliauja, yra kitokioj gamtoj, gyvena galbūt kažkokiam tai vagonėlį bendrabutį, bet jiem taip tinka, nes jie atsipalaiduoja biškį nuo kasdieninių dalykų ir taip toliau. Bet jeigu mes jau sugalvojame kurtis Norvegijoje, tada mums reikia pasirinkti ir mes tada galvom, gerai, aš čia būsiu, auginsiu vaikus ir, žodžiu, aš čia gyvensiu. Bet atsidurėme, kaip su ta dėžė ant galvos, atsiranda toksai narvas galvoje, iš kurio mes negalime išlipti. Ir kaip jau kalbėjom, dar kartą pakartoju, todėl kad lietuviai yra atsivežę tos savo kompleksus. Tos KGB visų pirma kaltė, baimė, gėda ir darbštuolio kompleksą, norą kentėti, kad gal bus geriau ir tikėjimą, kad kažkas tai padės. Galvoja labai dažnai, kad kažkokia tai institucija įsikiš, pamatys, kaip aš čia kenčiu ir padės. Tai va šitų dalykų reikia truputėlį, mes peržvelgsim, ar mes galime tikėtis tokių dalykų. Tai vėlgi apie tai, kaip stringame, dar truputį išsiplėsiu, tai aš žinau, kad labai daug žmonių, ne tik lietuvių, sako, dabar yra kažkokia mantra nauja, kad tu turi pozityviai, tik tai pozityviai galvoti, negalima nieko sakyti blogai, nors ir blogai atsitiko, pažiūrėk, kas gerai. Žodžiu, tokiu būdu tu gali pražiūrėti kažkokį vėžį netgi, ne, ir nesigydyti, todėl kad tu žiūrėsi pozityviai. Man čia biški skauda šoną, bet galbūt praeis. Tai tokių dalykų, tas toksai aklas pozityvumas, sakyčiau, netgi nesveikas, kartais yra. Ir aš labai raginu dėl to visus tiesiog paklausti savęs, kaip mes jaučiamės viduje. Bet mes galime įsidėti labai gražias nuotraukas į Facebooką, mes galime turėti jau dabar pinigų ir keliauti, dirbdami Norvegijoje. Bet ar man gerai yra viduje? Mes galime lygintis, aš turiu tokią mašiną, aš turiu tokį namą, aš ten nusipirkau tokius kailinius, nežinau, kas dabar yra statusas, ten Tesla gal, nežinau. Nes pas mane tokių savokų lygintis daiktais nėra mano pasaulyje, bet aš žinau, kad labai daugam yra tas svarbu. Ir tada prasideda kažkoks tai spektaklis kitiems. Kam, ar man to reikia, ką mes gyvename. Ir taip be vaidinant tą spektaklį kažkam, kas liko Lietuvoje arba per tą Facebooką, eina laikas ir staiga mes žiūrim, kad praėjo 5 metai ir praėjo 10 metų ir tada galvoju, ar čia viskas jau yra ir viską aš pasiekiau Norvegijoje, tą, ką aš tikrai norėjau, ar aš iš viso žinau, ko aš noriu pasiekti. Mes man tai kalbėjom apie Maslovo piramidę, ne? Labai geras būdas, iš tikrųjų vieni žino, kiti ir nežino. Maslovas yra Abraomas vardas jo, jis yra amerikiečių psichologas, jisai padarė tokių žmogaus poreikių piramidę. Tai gera žinia iš tos piramidės yra ta, kad mes visą laiką tobulėjam, mums visą laiką kažkas tai stumia pirmin. Bloga žinia yra ta, kad mums visą laiką kažko trūksta. Žmogus yra toks būtybė tokia, kuriai neužtenka to, ką jinai turi. Tai pirmiausia, apatinė pakopa fiziologiniai poreikiai yra maistas, vanduo, miegas. Antra pakopa saugumas, pastogė, stabilumas, nes tuos fiziologinius mes jau norim užtvirtinti. Mes pavalgėm, mes miegame ir mes, reiškia, atsigėrėme jau. Ir kitą dieną vėl ieškome maisto ir gėrimo ir kur pamiegoti. Bet žmogus nori, kad, tai palauk, man reikia tai padaryti, kad aš visą laiką tą turėčiau. Tai tada mes stabilizuojam tą ir vandenį ir maistą ir miegą, tai mes kūrėmės namus, pastogę, ar ne, ir mes norime, kad tai būtų visą laiką. Ir visos sistemos taip daro, ne tik žmogus savo gyvenimą taip stabilizuoja. Visos valstybės irgi sukuria tokias sistemas, kurios jų manymų turi veikti,
Mesgi ateiname namo, mes jungiame elektrą ir negalvojam, kad jinai kažkada tai dings. Atidarom kraną ir iš ten bėga vanduo. Jeigu staiga dingo Netflixas ar ne, arba internetas, vau, čia yra baisus skandalas, neberodo mano serialo, ar ne? Sako, aš čia labai greitai tokį anekdotą žinau. Sako, namuose dingo elektra, tai visą vakarą turėjom su šeimyna praleisti. Ir blemba, žinok, visai faini žmonės. Pasirodo, gyvenu su visai fainai žmonėm, ar ne? Nu tai va, labai daug imigrantų, tai pirmiausiai pirmus tos 5 metus kuriasi tas 2 pirmasias pakopas, nes jie galbūt turėjo Lietuvoje šitą viską, bet čia iš naujo reikia viską susikurti. O galbūt Lietuvoje turėjo ir daugiau, bet nukrito į tą pirmą pakopą. Tarkim, gali ir taip būti. Na ir trečias yra socialiniai poreikiai, sociumas, tai yra tavo draugai, tavo kolegos, meilė galbūt, tavo šeima. Ir labai dažnai, sako, žmonės užstringa toj 3 pakopoj. Ir viskas, daugiau nieko nebereikia, viską turiu, butą turiu, namą turiu, mašiną turiu, šeimą turiu, vaikus turiu, reikia tada laivo, reikia tada dar kažko, tai ką ten galima dar hitą pirkti, ar ne, po to kažkokį tai būstą Ispanijoje, paskui gal dar kitą butą reikia pirkti, o po to gal dar 3, nu ir auga, tada plėtiesi tu į materiją, ar ne? Bet iš tikrųjų galbūt reikėtų pagalvoti ir apie kitus dalykus, nes kai kurie žmonės nori ne tik to, bet ir pagarbos savo savivertės augimo, pripažinimo statuso, tai yra augti kažkur tai, reiškia, karjeroje. Ir labai dažnai būtent imigrantams šitoj vietoj nepasiseka, nes jie tiesiog nedaro to taip, kaip reikia. Na ir 5 pakopa, asmeninis augimas, tai yra jau atsiranda prasmė gyvenimo, neatsiranda, bet jos ieškoma per filosofiją, per poezijos skaitimą, per kažkokius hobius, per darymą to, kas man labai labai svarbu ir įdomu. Tai tada mes turime tiesiog pagalvoti, kurioj pakopoj mes esam, tos piramidės Maslovo ir pasižiūrėti, ką mes galime padaryti, kad pagerintume būtent tą, ko mums trūksta. Tai jeigu trūksta sociumo, man kažkada, tai aš atsimenu, pragyvenau Norvegijoje 10 metų ir galvoju, palauk, aš neturiu draugų, kažkokie buvo norvegai, dingo, po to dar kiti, ką aš turiu dabar daryti? Man reikia kažką daryti. Ir tada mes įkūrėme Norvegijos bendruomenę lietuvių. O dabar jau 25 metai, man atrodo, ne? Jo, 2001 metais tai įvyko. Tai dabar 25 metai yra. Jinai toliau tęsia jo savo veiklą. Viskas labai puiku. Tai mes tiesiog nueiname į veiklas. Norvegijoje žinome, kad vienas žmogus priklauso 7 organizacijom, labai daug bendravimo eina per veiklas. Tai šitą galima daryti. Arba eiti į proto mūšius, eiti į literatūros namus, literatūrhus, ten vyksta renginiai pagal poreikius, bet tiesiog išeiti iš namų ir kažką daryti. Na, o jeigu norime karjeroje kažką tai pasiekti, tai vėlgi reikia išmokti kalbą, galbūt norvegišką išsilavinimą įsigyti profesinių pažinčių tarp norvegų, tai padėti pastangas tą darant. Tai aš galbūt čia pasakoju visokias tiesas, kurias jūs žinote, bet vis tiesiog pakartojam truputėlį. Dabar psichologai sako, kad iš tikrųjų labai formulė yra paprasta, kaip žmogui gyventi. Kaip žmogus, reiškia, pasirenka savo gyvenimo būdą arba savo gyvenimo kelią. Tai jisai pasirenka arba būti auka, arba būti savo gyvenimo valdovu. Yra tik tai 2 pasirinkimai. Jeigu aš esu auka, aš ieškosiu kaltų visą laiką ir visą laiką kažkokius rasiu priežastis, kodėl aš nepadariau to, ko galbūt dažniausiai nedariau. Bet nedariau, nes ne dėl to, kad aš nedariau, bet dėl to, kad kažkas kitas mane leido. Jeigu tu esi šeimininkas, tas jau savo likimo kalvis, vadinasi, kaip mes vadinam, tai prisiimu atsakomybę. Aš nedarau, arba aš turiu daryti, išlipti iš lovos ir daryti mankštą, jeigu nori numesti svorį, pavyzdžiui, ir taip toliau. Kaip tu galvoji, man tai?
Absoliučiai, jo, ir gyvenime labai galima transformacija iš aukos į savo atsakomybės prisėmimą, o tada jau yra toksai riboženklis, kad tas žmogus jau yra subrendęs ir toksai jau suvokiantis situaciją. Jo, būtent dėl tie visi, kurie skundžiasi ir sako, kad jiem ten kažkas kažką pakenkia ir kažkur sėdi darbe, kuriame jam nepatinka, bet visiems trukdo kažkodėl tai išmokti norvegų ir pasieškoti kito darbo, tai galima pavadinti infantiliais, o infantilus tai reiškia vaikiškas. Jisai nesugeba dar sąmoningai suaugusiai protauti ir prisimti, reiškia, atsakomybę už savo pasirinkimus ir savo veiksmus. Dabar aš tokį noriu parodyti pratimėlį. Tai vat viena ta, reiškia, rūžava, ar čia oranžinė pavadinkime. Vat įsivaizduok tokią skalę, kur apačioje 0 yra koeficientas, yra mažai protingas žmogus ir viršų yra 10 koeficientas, kur yra 10 yra labai protingas. Tai vat visi, jeigu yra žiūrovų, nežinau, gal čia mes tik tai dviese, tai ir tu daryk tą pratimą, tai tu savo nusistatyk, savo galvoj savo proto lygį. Nuo 0 iki 10. Nesakyk. Savo gebėjimą spręsti problemas, ar žinių lygį, ar... Žiūri savo protingumą. Savo protingumą, oho. Protingas, intelektualus, protingas, daug žinių turintis žmogus nuo 0 iki 10. Gerai, aš pasirašysiu, paskui galėsim įvertinti mano savikritiką. Ne, tai nieks nevertins. Tu save, kaip sakoma, kritikas didžiausias yra žmogus pats savo. Tai va, tai čia pirmą skaičių gavo ir visi galbūt žiūrovai, jeigu jų tokių yra. Parašykit žiūrovai, kokį skaičių gavot. Ne, Parašykit. Nerašykit. Neklausykit, Dairos, parašykit. Ne, tiesiog čia yra pratimas savo. Pratimas savo. Aš žinau, kad tu nori aktyvumą didinti man, tai bet čia tiesiog labai tyliai ramiai mes nusistatom savo protingumo koeficientą, patys savo. Kaip mes įsivaizduojam, kokie mes esam nuo 0 iki 10. O antras yra nuo 0 iki 10 mano noras ir pastangos, kiek aš noriu ir dedu pastangų pakeisti situaciją, jeigu man ta situacija nepatinka. Šitą skaičių nusistatom. Ir tada pasikeitimų formulė, kiek tavo pasikeitimai įmanomi tavo gyvenime, bus pirmą skaičių dauginam su antru skaičiu. Tai tavo protą dauginam su noru keistis ir pastangomis pakeisti kažką savo gyvenime. O čia turi būti kažkoks tai tam tikras skaičius? Ne, tiesiog tau. Tiesiog pamatai, kuo aukštesnis skaičius. Pavyzdžiui, jeigu tu save nustatai 8, sakysim, protų. Ne, protas 8, o noras ir pastangos keistis 0. Gali tai būti, ar ne? Tai tada pasikeitimų nebus jokių. Tu nesikeisi, nors tu labai protingas, apsiskaitęs, turi PhD. Yra tokių žmonių, darbo nesusiranda. Sako, aš viską padariau, žodžiu, aš pabaigiau mokslus, parašiau 2 disertacijas, aš sėdžiu be darbo. Reiškia, yra nulinis noras ir pastangos kažką padaryti, kad rastum darbą. Tai va, o jeigu tavo protingumas vėlgi yra, dažniausiai žmonės savo protingumą nusistato 6-7, šiaip jau. Čia yra normalu taip, todėl kad, sako, tie, kurie protingumą nusistato 0, tai turėtų eiti pas psichologą, nes labai žema savivertė. Tokių žmonių. Tie, kurie 10, tai irgi turėtų pas psichologą. Pas psichiatrą. Narcizai. Gali būti ir sociopatai. Tie, kurie 10, tai jau genijus, jau save genijum laiko. Bet visgi tik tai svarbiausias skaičius yra noras ir pastangos keisti save. Tai aš pavyzdžiui, save matau kaip proto didesnio, negu mano koeficientas noras ir pastangos keisti yra mažesnis. Tai jeigu aš daugiau turėčiau tokio noro, galbūt aš savo gyvenime būčiau daugiau padarius. Bet aš save laikau tokia kažkokia skeptikė, kritikė ir neleidžiančia pačiai savo dėl to judėti į priekį. Bet dėl to reikia visą laiką dirbti su savimi.
Čia aš tokią dainą intarpą padarysiu, čia kažkokie tai britų psichologai irgi atliko tokį tyrimą, žodžiu, paklausė žmonių, kaip jūs galvojate, ar jūs esate, jeigu paėmus populiaciją ir padalinus lygiai per pusę, ir ar jūs esate geresni vairuotojai už pusę populiacijos, ar blogesni vairuotojai. Tai 92% atsakė, kad yra geresni už tą pusę. Garantuotai. Taip pat. Reiškia, 92, o tada tik 8 kitos pusės yra, ne? Procentai. Realistinė. Jo. Ar yra kažkas, kas mus žiūri? Yra. Parašykite komentaruose. Parašykit, pabendraukit biškį. Tai tie, kurie ir tiesiog transliaciją žiūri, tie, kurie pakartojimą žiūri, pabendraukit. Vis tiek paskutinė laida, 12 laidų, Daina, taip stengiasi, netgi webinarų, sakyti reikia, taip stengiasi, tiek daug pridarė informacijos, visa informacija yra Gyvenu Norvegijoje puslapyje. Parašykit, pabendraukit biškį, prisijungit. Ir paklausykite iki galo, nes po to kalbėsim apie mokesčius ir pensijas, tai kai kam aktualu. Tai va, ir kitas dalykas, dar labai daug lietuvių ir kitų imigrantų, aš matau, kad jie kažkaip tai kaip ir nori gyventi Norvegijoje, nori integruotis Norvegijoje, bet labai daug dirba tik tai, bet perspektyvos nėra. Todėl, kad nors ir nori karjerą daryti, jie mokslų Norvegijoje jokių nesimoko, važinėja į kitą šalį, į savo šalį, sakysim, eina į visokius kursus Lietuvoje, tarkim, ačiū Žilvinai, eina į kursus Lietuvoje, o perspektyvos su lietuvišku kažkokiu išsilavinimu pagerinti savo darbo vietą arba darbą Norvegijoje, nelabai yra iš tikrųjų. Arba užsikabina tik ant pinigų, arba tas formulė Norvegijoje dirbu, Lietuvoje gyvenu, tai yra toksai, žinai, kursavimas Ryanair pirmin atgal, pilni lėktuvai visą laiką. Taigi tam laikas susigaišta, ar ne? Tai pirmiausia, reikia žinoti, ko noriu ir tiesiog kartais net nežino žmogus. Labai gerai žino, ko nenori, bet ko nori, nežino. Išsiryškinam, ko norim, kokioj ten toj Maslovo pakopoje mes esame, ko mums trūksta dėl geresnio gyvenimo ir tada dedi pastangas, kad tą įgyti. Susidaryti veiksmų planą. Rasti pavyzdžius, įkvėpimus. Sakysim, yra žmonių, kuriems sekasi, pažiūrėti, ką jie daro, kad jiems sekasi. Ir keisti įprotį. Vietoj to, kad ten gulėt laiką, aš, pavyzdžiui, kiekvieną rytą atsikeliu labai anksti, bet aš skaitau ir knygą lovoj ir geriu kavą. Tai aš dabar jau tiesiog save už plaukų ištraukiu iš tos lovos ir pusę valandos padarau pratimus. Nes, galvoju, aš turiu keisti įpročius savo, labai gerą lovą gulėti. Sporto pratimus darai? Jo, tiesiog padarau pratimus. Matosi, kad sportuot pradėjai tikrai. Ačiū, kad mane padrasinai. Tai va, tai pakeičiam įpročius ir įgyjam to, ko mums trūksta. Aš dar galėčiau pradėti vieną dalyką nuo savęs. Man iš tikrųjų buvo tokia situacija su kalba. Aš galiu pasakyti, kad aš dabar gyvenu Norvegijoje jau 13 metai ir pirmus kokius 5 metus aš nesimokinau nė velnio kalbos, nes aš dirbau statybų sektoriai, tampiau laidus ir, žodžiu, nereikėjo man tos norvegų kalbos, o čia grįžęs irgi šitą po darbų, grįžus, nei aš integravausi, nei ką. Bet iš tikrųjų aš supratau vieną dalyką, kas man trukdė mokytis kalbos ir grinai integruotis į tą šalį, tai yra sprendimo priėmimas. Nes aš kiekvieną akimirką vis galvodavau, kad aš neilgai tai Norvegijoje būsiu, kad aš į Lietuvą grįšiu ir taip toliau. Ir ėjo dienos, ėjo savaitės, ėjo mėnesiai, ėjo metai, ėjo keli metai ir aš supratau, kad taip pat galvodamas, kad grįšiu į Lietuvą, man praėjo 5 metai, aš nemoku kalbos, neintegravausi šalį, nesustupiau pinigų, nenusipirkau savo būsto ir tik tai padarė priėmęs sprendimą, kad aš pasilieku čia, pradėjo judėti reikalai. Tai aš labai galvoju, dar pridėjus prie tavo to, kad labai svarbu yra apsispręsti. Toks labai svarbus dalykas. Labai svarbus. Pagalvoti, ar aš čia gyvensiu, ar aš čia negyvensiu. Nes gali klajot po pasaulį. Yra tokių žmonių, toks gyvenimo būdas. Ir čia viskas tvarkosi, bet tik tai jeigu klajoji po pasaulį, nesitikėk, kad kažkurioje vienoje vietoje susikursi kažką tai stabilaus. Tai gali būti, jie turi maišiuką tokį ir vaikšto ten. Ispanijoje labai gerai, nes ten šilta ir daugiau nieko neturi. Tai yra netgi, sakyčiau, asketiškas gyvenimas, bet tada paklausi, ir jiem gerai, jeigu jiem taip gerai, tai valio.
Jo, taip. Ar ne? Mes turime žinot, ko mes patys norim. Investicija į save, ne dar kažkur, ne į Facebooką, ne graži nuotrauka iš ten nuomoto, žinai, kažkokio tai būto arba automobilio. Tai kaip sakė, apsisprendžiam, mokomės kalbą, galbūt norvegiškas išsilavinimas labai lengva, tarp kitko yra labai daug po ten fjernundervisning, tai yra nuotolinių mokymų labai daug. Yra tas ušlumet, masė visokių, mažai kainuoja, nes tai yra universitetas valstybinis, ne komercinis. Gauname išsilavinimą, todėl kad besimokydami mes gauname norvegišką network, ar ne, kuris mums padės geriau įeiti į darbo rinką. Mes susikūrėme jį, nes jeigu mes tik tai eisime į proto mūšį, tai gal mes ten sutiksim tik lietuvius. Ir mes negalėsim tada tikėtis, kad jie mums padės galbūt integruotis į Norvegijos darbo rinką. Gal padės, bet gal ir nebūtinai. Ir atsakomybę prisimam, ne vergas, bet šeimininkas savo gyvenimo ir komunikuojam teisingai, kaip Norvegijoje reikia ir kaip mes jau kalbėjome per kitus webinarus. O va tas lietuviškas persidirbamas, laukiu, kol kažkas išgelbės, kad dirbsiu, darbdavys pamatys, tai tada pridės algos, užmirškit, va išbraukiu čia raudonai visą šitą. Čia ne Norvegijoje šitas dalykas. Tai imigrantų klaidos yra tokios, neturėti patikimos informacijos ir plano, pasikliauti tik tautiečiais ir netikrinti informacijos, su institucijomis bendrauti per tarpininkus, dirbti be sutarties ir kitų dokumentų, darbštuolio kompleksas, apie kurį mes kalbėjom, daug dirbti, užsiciklinti ir nejudėti į priekį be perspektyvos, viršvalandžius dirbti, prisimti neįformintą atsakomybę ir pareigas. Sako, tu padirbk, va viršininkas susirgo, tai tu perimk jo darbus ir padaryk. Ir taip mėnesis po mėnesio. Tai reikėtų iš pradžių paklausti, ar aš gausiu kažką tai už tai, ar įrašysi į mano sutartį, ar man priedą duosi. Nedarykit tokių dalykų. Norvegijoje tikrai aš nežinau, ir kitur tikriausiai. Gaišti laiką blogam darbdaviui ir laukti, kol įvertins ir pasikeis kažkas, tai tikėtis gelbėtojų ir atidėti gyvenimą vėlesniam laikui. Tai va šito nereikia, nes čia yra tipiškos visų imigrantų, visose knygose, ne tik lietuvių, aprašyta klaidos. Kai aš paskaičiau šitą visą sąrašą, tai man labai mintise skambėjo tavo tas sakymas KGB, kad kaltė, gėda, baimė. Nes tie dalykai greičiausiai eina iš tokio nepasitikėjimo savim, iš tokio kad tu čia mažesnis esi, tu emigrantas, tai tu čia dabar ir dirbi, žinai. Tai gerai Daina ir sako, kad jeigu nusprendžiat jau tapti šitoj šalyje, jeigu investuojat į save, tada biškai ir pasikeičia tas vidinis dialogas su savim. Tada ir ta moralė biškai kitokia, vidinis toksai nusteigimas kitoks, tada ir prieš tos kitus žmonės, jeigu jau supranti, ką jie kalba su tavim, visiškai kitaip mastai. Tai vat mūsų toksai palinkėjimas greičiausiai paskutiniam webinarui, kad integruokitės, mokinkitės kalbą, kelkit savo savivertę, mažinkit KGB sindromą ir viskas bus gerai. Jo, čia yra darbas su savim, su savo vidiniu pasauliu. Tai dabar čia tokie tautiečio patarimai, tai aš prie jų neapsistosiu, nes čia man susiplakė, žiūriu, labai aš matai, kai žiūriu per savo kompiuterį, man kitaip matosi ta prezentacija. Čia užšoka tekstai. Koks pirmas parašytas buvo? Kas ten už... Tai neatsimenu, žinok. Nemoku. Tai nuo antro galim pradėti. Tai vat, buvo tokia prieš daug metų ir lietuviai dar atsimena, kai aš susitinku, sako, mes atsimenam tave, kad tu ten mums pasakoji visokias tas paskaitas. Tai buvo International Organization of Migration, tarptautinė migracijos organizacija, tokį kursą 1 metų surengusi mūsų tautiečiam lietuviam, kurie ten mokėsi norvegų kalbos, nemokamai viskas buvo ir apie Norvegiją. Labai kai kam padėjo integruoti šitas kursas, visus metus jisai truko ir tie žmonės, kurie tenai lankė su savo žmonomis, tarp kitko, jie turėjo parašyti tokius rašinius apie savo gyvenimą, kaip jie čia atvažiavo, kaip jie čia įsiintegravo ir duoti patarimus patarimus savo kitiem tautiečiam. Tai va, aš skaičiau tuos rašinius jo ir labai geri patarimai, aš juos išsisaugojau, čia prieš 15 metų tikriausiai buvo. Ir jisai sako taip, čia Tomas vardas jo buvo,
Reputaciją labai sunku susikurti ir labai lengva susigadinti. Labai geras patarimas. Taip. Pirmas įspūdis apie tave yra išoriškas, kaip tu apsirengęs, kaip bendrauji, kokia tvarka pas tave namie, darbo vietoje. Kaip gali paaiškinti savo veiksmus, poelgius, atliktus darbus. Ir tam reikia mokėti kalbą. Ne? Konkretumas, kas kiek, kada už kiek, papildomos sąlygos, visada susitark. Labai geras. Taip, pirmą susitark, užsirašyk, pasirašyk, po to daryk. Puikus. Kilus nesutarimams, konfliktui visada stenkis ieškoti kompromiso. Superinis, labai geras. Taip, bet čia labai norvegiškai. Nedideli nuostoliai daug geriau už didelės pastangas, kad jų nebūtų. Tai pastangas visas dėk, kad nebūtų jokių nuostolių, ar ne? Labai geras. Niekada netylėk, jeigu skriaudžia, netinka, nepatinka, reikia sakyti. Tik įvardinus galima tikėtis pagerėjimo ir reikėtų kreiptis palaipsniui iš apačios į viršų. Ir dar pasakė, daugelis dalykų vyksta arba nevyksta vien dėl to, kad juos įtakojantis tiesiog to nežino. Labai toksai, sakyčiau, toleregiškas patarimas iš praktikos. Būtent todėl, kad tu vaikštai, tu esi darbuotojas, tau atrodo, darbdavys viską mato, viską žino ir nežino, kaip man dabar kelnius suplyšus, aš neturiu kelnių dabar čia, tai kaip čia dabar darbdavys durnius, o kad jis net neįsivaizduoja, kad jūs plėšytas kelnes, tai. Jo, o tu nuėjai ir pasakė, atsiprašau, bet man reikėtų, ar ne, mandagiai, o net trepsėdamas kojų. Tai jeigu tu taip gyveni, tu gerbi save, savo gyvenimą ir tu gali oriai nueiti, pasakyti, išdėstyti, ar ne. Labai man imponavo šitas mano tautiečio. Labai geras. Aš žinai, kokį pasirinkčiau numerį 1, tai visada stengiasi ieškoti kompromiso. Man atrodo, šitas labiausiai patiko. Visi yra labai gerai, apie reputaciją labai geras yra, apie konkretumą, bet tas, kad visada stengiasi ieškoti kompromiso, aš iš tikrųjų tokį pagalvojau Lietuvoje, dažniausiai, jeigu yra ten postsovietiniai žmonės, jie kažkaip stengiasi pabandyti užimti kažkokį viršutinę poziciją, valdančio, nes būti vadovu Lietuvoje tai yra jau prestižas, kad po manim dirba kuo daugiau žmonių, tai tuo jau didesnis prestižas. Ir labai dažnai, kai yra konfliktinės situacijos, labai tos asmenybės stengiasi vieną kitą ant viršaus užlipti. Bet kada vyksta toks žaidimas, labai eskalacija didelė vyksta ir tada gali labai smarkiai susgadinti santykius. Bet jeigu vadovautis norvegiškų modelių, tada, kada pajauti, kad kažkokia konfrontacija, konfliktas, ir tada šitą stabdyti reikalą, atsitraukti ir kompromisu ieškoti, tada reiškia, taip giliai neįeis į tą konflikto zoną. Tai aš galvoju, kad labai geras toksai patarimas. Taip, tiesiog reikia pažiūrėti iš kito žmogaus irgi pozicijos, ko jisai nori. Nes reiškia, tu gali bendrauti, aš tėvas, tu vaikas, tokia gali pozicija būti. Ir vieni žmonės visą laiką nori būti to tėvu ir sakyti, tu darysi taip ir taip, kaip aš sakau. O tas priešinsis. Jeigu vaikas nepaklusnus, o vaikas, jeigu kitas tas tavo pašnekovas, jis joks ne vaikas yra, bet tu su juo tai bendrauji, tai jeigu jo charakteris yra nuolankus, jisai sutiks, bet bus nepatenkintas galbūt. O geriausiai suaugusiam žmonėm bendrauti kaip lygus su lygiu. Absoliučiai. Tu turi savo įsitikinimus, aš turiu savo, aš gerbiu tave, aš išgirdau tave ir tada mes galim kalbėtis, nes tu girdi mane, aš girdžiu tave, mes vienas kitą gerbėm. Mes susitarsim. Tai šitas skaidrė labai auksinė, žinok, labai patiko man. Tai na ir ką, mes dabar pabaigiam savo kaip geresnį gyvenimą, nežinau, kiek jūs iš to išmokote, bet pasikartojom nors truputėlį kažką, tai ką mes kalbėjom per visus webinarus. Dabar apie mokesčius. Aš, žinokit, manau, kad aš pasakysiu kai ką svarbaus, tai jūs tikrai klausykit šito. Pirmas yra, norvegai noriai moka mokesčius. Tau atrodo, kaip man tai noriai ar nenoriai? Tiek, kiek aš matai, labai jau taip giliai norvegų nepažįstu, kad aš kalbėčiau apie mokesčius ir ar jie nori ar nenori, bet aš galiu pasakyti vieną indikatorių, kuris greičiausiai man leistų atsakyti į tą klausimą. Man labai didelį įspūdį padarė, kaip norvegai labai nori perka autobusų bilietėlius. Lietuvoje vis tiek taip stengiasi, taip biški žinai, taip. Jeigu vieną stotelę, gal biški žinai, norvegai visą laiką, čia yra tokia šventa taisyklė, tai greičiausiai vadovaudomis jų tokiu gerų bendradarbiavimų su vyriausybė, manau, kad jie žino, kad mokesčiai yra neišvengiamas dalykas.
Jo, pas juos jau yra nuo mokyklos vaikšto mokesčių inspekcija arba tarnybas, kad etatant po mokyklas ir aiškina, kaip reikia viską, reiškia, duoti, kad mes visi gerai gyventume. Tai va tas kad etatant čia yra logotipas, matom, yra tortas, ar ne, čia iš tikrųjų taip jie sugalvoja. Tortas yra tai, ką tu turi ir va tą gabalą, kuris yra išpjautas, ar ne, tai tu atiduodi geroviai visų kitų. Tai čia yra tavo mokesčiai. Dėl to kad etatant turi tokį logotipą. Jie yra pripratę dalintis. Kuo didesnės pajamos, tuo didesni mokesčiai. Čia yra tokia mokesčių sistema, kaip ir Lietuvoje tokia pati, nes Lietuva mokosi iš Norvegijos, tarp kitko, labai daug pinigų yra skiriama, kad Norvegai apmokina Lietuvos biurokratus. Ir čia yra socialistinė šalis, nepamirškime, socialinis modelis. Surinkti mokesčiai finansuoja sveikatos apsaugą, švietimą, infrastruktūrą, navą tą patį. Perskirstomos didžiulės sumos, nutolę regionai, sakysim, tie, kurie gyvena šiaurėje, koks Trumso, ar ne, pusę metų tamsu visiškai. Tai jeigu tu ten nefinansuosi, nieks nenorės ten gyventi, ten reikalingi pinigai. Tai tie regionai, kurie tos generuoja pinigus, tai sakysim, Oslas, pietų Norvegija, jie turi finansuoti tuos rajonus, kurie yra šiaurėje. Jie su tuo sutinka ir jie kaip ir noriai, bent jau politiškai korektiškai yra sakyti, kad mes mokam mokesčius ir mums taip gerai, nes aš duodu jiem ir tegul tie, kurie neturi, turi. Kitas dalykas labai svarbus, net raudonai aš parašiau, kad darbdavys nuskaičiuoja, o darbuotojas tikrinasi. Tai darbdavys nuskaičiuoja nuo tavo algos mokesčius, bet tu privalai pasitikrinti. Nes yra, jeigu tu eini į savo, reiškia, ten tą Ameling ar Min Intect įsijungi į skat etatant.no, eini į savo profilį su savo kodais ir pasitikrini savo algą. Ar darai kada nors man tai tokį dalyką? Tai žinoma, taigi aš turiu įmonę savo, tai man kas 2 mėnesius reikia tą padaryti. Tai tu savo įmonę turi, bet tai turi daryti ir samdomieji darbininkai, todėl kad darbdavys gali atskaičiuoti pinigus nuo jų, o į valstybės iždą nesumokėti. Gali taip būti. Ir tada atsakomybė, baudžiamoji atsakomybė yra pačiam žmogui? Taip. Mokesčių mokėtojas, raudonai parašyta, yra atsakingas už mokesčius. Dėl to jam yra sudaroma galimybė tikrinti. Jisai gauna lionšlip, ten parašyta, priskaičiuota algos tiek, atskaičiuota mokesčių tiek. Tada su to lionšlipu jisai įlenda į savo profilį skat etatant ir pasitikrina, ar iš tikrųjų ir tie mokesčiai, kuriuos jam atskaičiavo darbdavys, atsirado skat etatant profilį, apie juos pranešta yra mokesčių tarnyba. Gal čia tokios tobulo pasaulio utopija, aš net nemanau, kad 80% žmonių visoje Norvegijoje daro taip. Tai aišku, tai... Tikrina? Ar ne? Manau, kad ne. Aš irgi manau, kad ne. Manau, ir kad aš žinau, 90% netikrina, manau. Ir aš tau galiu pasakyti, kad 20 metų sėdėdama skate, darbo inspekcijoje išdirbu, bet aš būnu skate, tai yra mokesčių tarnyboje, ir mačiau žmonės, kurie ateina ir kuriem atskaičiuojami buvo mokesčiai ir algos lapelėje jie parašyti, bet po to, kada yra pažiūrima į jų, žodžiu, ką jie sumokėjo valstybės iždui, ten nieko nėra sumokėta. Ir kelis mėnesius ir netgi kelis metus. Ir iš to išauga didžiulės bylos ir iš to gaunasi, kad mokesčių mokėtojas tas darbininkėlis, kuris to nepadarė, jisai vos ne turi dar kartą mokėti mokesčius. O kaip praktikai baigėsi tokios bylos? Kas yra mokėtojas? Ar darbdavys, ar darbininkėlis? Jeigu darbuotojas įrodo, kad iš tikrųjų jisai uždirbo tos pinigus tiek ir tiek, tokia ir tokia suma, viskas turi būti skaičiuojama. Ir jeigu jisai rodo ir turi kitus dokumentus patvirtinančius, kad jisai uždirbo tiek ir jis nuskaičiavo tiek ir tiek mokesčių, darbdavys, bet į valstybės iždą tie mokesčiai nepateko ir darbuotojas tai įrodo, tai tada atsakingas yra darbdavys. O parašykit, pavyzdžiui, gali parodyti savo banko sąskaitą, į kurią įėjo tie pinigai, kad jis ten matosi, kiek įėjo. Tai jūs turite dokumentus, turite savo darbo valandų apskaitas, timelistus, tada turite savo lionšlipus,
kur yra kiek tu uždirbai ir kiek mokesčių nuskaityta. Ir tada tu turi savo banko sąskaitą, į kurią tau atėjo pinigai tavo alga. Jo, bet aš vis tiek galvoju, žinok, gal įdomumo dėliai parašykite tie, kurie žiūrit dabar, ar esate bent kartą gyvenime tikrinėsi, ar darbdavys pakankamai įmoka mokesčių į skat etatiną jūsų vardu. Parašykite, jeigu esate bent kartą gyvenime, parašykite aš. Tiesiog tokį žodelį. Nu, labai įdomiai, taip, labai gali, nežinodamas gali Danguolė sako, sveiki, Mantai ir Daina. Mhm. Tai šitą, nu, tokios naudingos informacijos pas tave labai yra daug. Jo, bet mes nedarėm apie mokesčius jokio webinaro, tai aš turiu dabar sukišti viską labai greitai, labai svarbės temas. Dabar kitas dalykas būna taip, kad įmonė užpildo turto ir mokesčių deklaraciją, pajamų ir turto deklaraciją, tas KTMailing, ar ne? Žmogus samdosi įmonę. Įmonė paima iš žmogaus kodus prisijungimo prie skat etatin puslapio, jo slaptuosius kodus, prisijungia kaip tas žmogus ir jam ten kažką tai padaro, tas žmogus net nieko nesupranta, kas ten padaryta, jisai gauna, gali būti, kad grąžinimą mokesčių. Mhm. Taip. Ir po to paaiškėja, kad ta įmonė padarė kažką tai ne taip, jinai supildė informaciją neteisingai. Bet atsakingas lieka pats žmogus. Aš esu taip nekartą patikėjęs pradžioj kažkokiam tai per Facebooką rastom buhalteriam, kad sutvarkytų man mokesčius. Tiesiog prisijungdavo, padarydavo. Taip, jo, tai čia pradžioje. Nesuprasdavai nieko, ar ne? Ja. Mano žmonai buvo tokia situacija, kad... Nieko nepadarė blogo. Ja, mano žmonai buvo padarę, tai skatas susisiekęs, kas čia? Jis sako, nežinau. Tai... Jo, tai toksai geras patarimas irgi. Kai gyveni gyvenimą, negalvoji, kad kažką tai blogo darai, bet kai iš šono kažkas tu pasako tokį dalyką, galvoju, tikrai kokią nesąmonę darėm. Tai... Man tai aš irgi niekad nebūčiau galvojus, bet aš tenai dirbu ir aš matau, kaip žmonės ateina ir paklaikę jie būna. Nijolė sako, niekada nebuvo tikrinus. Netikrinu jinai, jo. Nu tai susisiekit su manim, aš jums pasakysiu, kaip tą daryti reikia. Korespondenciją reikia tikrinti, ta, kurie ateina iš skat etatin. Jinai visa eina į Altin jūsų pašto dėžutę, ypatingai arba jūsų skat etatin profilyje, tai yra darbuotojams, o į Altin eina darbdaviam ir įmonėm. Mokesčių tarnybos korespondencija. Jeigu atėjo jūsų pašto dėžutę korespondencija iš mokesčių tarnybos, skat etatin, jūs turite būtinai pasitikrinti ją. Kitų atveju jinai, žodžiu, vis tiek skaitosi, kad išsiusta jums ir jūs privalote ją tikrinti ir turite reaguoti ir atsakyti. Tas yra labai svarbu. Tas yra labai griežta. Yra tokių įmonių, kurios užsiregistravo arba jas ten kažkas užregistravo, žmonės atvažiavo iš Lietuvos, užregistravo kažkokią įmonę ant jų enkelį, pasiėmė pasą to žmogaus. Ir po to tas žmogus ramiai išvažiuoja į Lietuvą ir ant jo, reiškia, jam eina į tą įmonę skaitmeniniu būdu laiškai visokie, nes jisai nerodo mokestinio ataskaitų, jisai įmonės neuždaręs ir kabo ant jo ten kažkokie tai dokumentai, mokesčių tarnyba bando ieškoti to žmogaus, jo ten neranda, galbūt susidaro mokestinės kažkokios tai skolos, o tas žmogus jau seniai Lietuvoje ir nieko nežino. Ir kas atsitinka tada, kada skat etatin rašo pakartotinus raštus žmogui, verslininkui, sakysim, kuris net nežino, kad tos įmonės... Kad verslininkas yra. Jis pats yra verslininkas, jau jis yra Lietuvoje, sėdi kaime savo, nes jis per neapsižiūrėjimą kažkam davė savo pasą ir kažkas tai kažką ten padarė. Ir po to išeina taip, aš esu tikrai susidūrus su ne vienu tokiu atveju, kada jau atvažiuoja išsigandę labai žmonės, nes iš jų atėjo antstoliai, lietuviški antstoliai ir jau nori areštuoti jo namą. Kodėl? Todėl, kad atėjo užklausimas iš Norvegijos mokesčių net skat etatin, kuri parašė 10 laiškų per 2 metus kokius, o iš skat inkrevningscentralen, iš mokesčių, iš išieškojimo tarnybos. Nes jeigu tu nebendrauji su skat etatin, kuris sako, mokėk mokesčius, tu mums skolingas, aiškinki, susisiek, nieko neatsako, nes jis tų laiškų net nemato.
Tada jau jie perduoda visą bylą mokesčių išieškojimo tarnybai, mokesčių išieškojimo tarnyba rašo, žmogus neatsako, nes neatsidaro pašto dėžutės to savo skaitmeninės. Tada jie kreipiasi pagal bendradarbiavimo sutartį į Lietuvos mokesčių tarnybą ir Lietuvos mokesčių tarnyba siunčia antstolius, kad jūs tamsta gyvenantis tokiam kaime esate skolingas Norvegijos karalystėje tiek ir tiek mokesčių, kurie dabar išaugo pridėjus baudas ir delspinigius ir visa kita, ten išeina sumos labai nemažos. Tai aš nežinau, kiek čia jums yra tas naudinga, bet su mokesčiais nejuokaukit, nes tokių bylų yra buvę ir jeigu netgi nueina žmogus pas advokatą, advokatai sako, sorry, bet mes su mokesčiais nesipykstam. Mokesčiai Norvegijoje yra parašė, sako, irgi nestikrinus. Jo, matai, šitą tokioje šalyje galbūt vienoje vietoje ir leidžia užsidirbti, bet kitoje vietoje tikrai nepamirš, kiek tu skolingas esi. Dabar dar apie mokesčius, ar aš ir net nepabaigiau, dar iki pensijų nepriartėjom, žiūriu, kiek laiko liko. Jeigu mes užtęsim, ar galim, nes jeigu neužtęsim, tai apie pensijas nepapasakosiu. Bet mes Nijolę turim, kuris sako, žiūrim, labai įdomu ir lauksim informacijos apie pensiją. Tai bent jau dėl Nijolės galim. Labai gerai. Tai dar toliau apie mokesčius yra irgi labai svarbu, jeigu jūsų gyvenamoji vieta deklaruota Norvegijoje, jūs esate būsat į Norge, visi už viso turto ir pajamų mokesčiai visame pasaulyje turto ir pajamas mokesčiai mokami Norvegijoje. Jūs skaitotės, kaip čia vadiname, čia neparašyta, gyvenantis Norvegijoje mokestinė prasme. Žmogus gali reziduoti tik tai vienoje šalyje, visos šalys susitarusios apie tai yra. Gyventojas negali būti dviejų šalių. Jisai vieną šalį pasirenka. Ir tada atsiranda tokia komandiruotų rotuojamų asmenų dilema. Jie tarsi gyvena Lietuvoje, bet dirba Norvegijoje, čia tai moka lyg tai mokesčius, bet čia negyvena, moka mokesčius nežinia kur. Jiem darbdavys sako, kad Norvegijoje ir jie galvo, kad čia užsidirbs pensijas norvegiškas, bet jeigu tu čia negyveni, tai tau ir nėra socialinių garantijų. Žinokit, labai painus reikalai šitie. Paskui yra tokia dvigubo neapmokestinimo sutartis tarp Norvegijos ir Lietuvos, tai jeigu tau Lietuva nuskaičiavo mokesčius ir Norvegija nuskaičiavo mokesčius, tai tu gali atsiimti iš vienos šalies tos mokesčius. Bet tą padaryti kartais labai sunku, reikia rinkti dokumentus, kad tu tą įrodytum, nes mokestinės sistemas visos šalis labai gina savo ir nori labai atsiimti savo visus mokesčius. Ir jeigu tu norėsi... Taip, tai iš to biurokratai visi gyvena. Ir taip, didžiuliai pinigai, jie tikrai neatiduos ir mokesčių tarnybose visur Lietuvoje ypatingai dirba labai protingi žmonės, žinokite. Tai dėja su mokesčiais reikia nejuokauti. Dabar kitas dalykas, kuris yra, sakysim, netgi ir savo galiu papasakoti, ne istoriją, bet ką aš buvau sugalvojus ir supratau, kad taip man neišeis. Ar aš galiu turėti nekilnojamą turtą Norvegijoje, jeigu išsideklaruoju iš Norvegijos? Kaip to atrodo? Geras klausimas. Aš manau, kad šiaip tai turėtų būti galima. Aš irgi taip galvoju. Aš galvoju, kodėl Norvegai turi turėti Ispanijoje būtą ir ten negyventi, pavyzdžiui. Tai aš su tokiu klausimu nuėjau pas savo kolegas į mokesčių tarnybą į 5. aukštą ir paklausiau jų ir jie pasakė, kad labai labai sunku. Jeigu tu turi nekilnojamą turtą Norvegijoje ir įrodai dokumentais, kad tu gyveni kitoje šalyje, sakysim Lietuvoje, ten uždirbi, ten turi kitą būstą ir šitą savo nekilnojamą turtą Norvegijoje nuomoji, iš jo gauni pajamas ir moki mokesčius Norvegijai, tai tada tu galbūt tave išdeklaruos, bet visą tai užtruks 3 metus daugiausiai. Nes tu tikrai įrodysi, kad tu čia negyveni. Nes jeigu tavo nekilnojamas turtas čia yra, tavęs iš Norvegijos paprasčiausiai neišdeklaruoja. Tai mano toksai, aš sugalvojau tokį, čia labai gudri, galvoju, turiu Norvegijoje butą, turiu Norvegijoje vyrą, esu Lietuvos pilietė, galvoju, o jeigu aš, pavyzdžiui, noriu gydytis Lietuvoje, tai aš išsideklaruoju iš Norvegijos, prisideklaruoju Lietuvoje
ir gydausi tenais. Tai Daug kas daro, negalima. daug kas daro su teisėm. Nu, bet negalima. Bet tą, ką aš pasakoju, gydyti su teisėm, aš nežinau, bet gydytis ne. Manęs iš Norvegijos neišdeklaruos. Tipo, tu turi gyventi savo butę Norvegijoje ir su savo vyru. Tai, o jeigu aš turiu butą Lietuvoje irgi, nu tai sako nieko. Vis tiek turi būti mokestinė prasme gyventojas Norvegijos. Nes čia viskas tavo yra. Jie labai žiūri, kur tavo yra šeimininiai santykiai, kur tavo ten tie vaikai, kur tavo nekilnojami turtai. Tai šitas dalykas, pasakau jum, kad irgi žinotumėt. Reikia labai labai aiškintis, nedarykit tokių sprendimų, kad jums taip atrodo, kodėl negalima, pasirodo, kad negalima. Tai va tiek dėl mokesčių, pagrindiniai tokie principai ir klausimai, kurie kyla daugiausiai lietuviam ir kitiem emigrantam. Nu dabar apie pensiją. Pagaliau, mes turime, žinok, dar daugiau žmonių, kurie, net ir Vitalija sako, man irgi labai aktualu išgirti apie pensijas. Tai va, Nijolė ir Vitalija 100% žiūri, bet aš galvoju, kad ir kiti žmonės žiūri tą. Nu, gal pažiūrės dar kas nors. Aš noriu pasakyti, man kažkaip tai keista, nes tikrai šita informacija yra labai surinkta per daug metų ir perprasta, tai jums pateikiama tokia, sakyčiau, gana gera informacija. Tai vat pensija susideda iš 3 dalių, tai yra pirmoji ta oranžinė darbdavio kaupiama, ar ne, pirmoji mėlyna, pasakysim, valstybinis draudimas. Mokate mokesčius, jeigu esate samdomasis darbuotojas, darbdavys moka mokesčius, iš to kaupiasi valstybinis draudimas pensinis. Tai susidaro ta tokia valstybinė valdiška pensija vadinama. Per navą jinai gaunama. Kita pensijos dalį kaupia darbdavys per vadinamą OTP, obligatoris tjeneste penšun, privalomasis darbdavio kaupimas mažiausiai 2% nuo jūsų pajamų, bet gali būti ir daugiau. Pagal įstatymą 2% mažiausiai, bet yra išimčių. Gali būti 16%, net girdėjau, gal kažkur dar daugiau, nes rimtos tokios labai turtingos įmonės, jos ir dar daugiau pensijos kaupia. Tai yra jūsų to darbo privalumas. Tai labai gerai būtų, kad jeigu darbinatės, dar ir paklaustumėte, kokią pensiją kaupia darbdavys, kiek procentų. Na ir kita yra asmeninės santaupos arba kažkokie tai asmeniniai pensiniai fondai, kurios turi DNB, IF, Jensidygė ir dar kitų yra visokių. Arba perkatės butus ir po to jos galvojat nuomoti ir iš to gyventi, kai gausit pensiją, kuri galbūt bus jums per maža. Tai iš to susideda pensija. Dabar truputėlį gal daugiau apie tą OTP, obligatoris tjeneste penšun, privalomas darbdavio pensinis fondas. Jisai turi kaupti, bet yra išimčių, nes galbūt jūs įdarbinti nepilnu etatu, galbūt jūs rotuojamas. Yra visokių įdarbinimo sutarčių, tai gali būti taip, kad jum ir nekaupia. Atsakinga institucija už šitą pensiją ir pasiteirauti, konsultuoti apie šitą pensiją yra Skatte etatin. Bet jie šitą atsakomybę gavo 2022 metais ir jie dar nelabai išmoko, kaip tą daryti, nes anksčiau buvo Navas atsakingas. Čia aš dedu ištrauką iš mano straipsnio, kuris yra skelbiamas Gyvenu Norvegijoje tinklaraštyje, kurį aš parašiau. Vadinasi, pasitikrinkite, ar tikrai darbdavys jums kaupia privalomą pensiją. Tai va čia galite pasiskaityti apie šitą OTP. O čia yra gyvenu Norvegija.no. Jo. Todėl, kad šitą OTP sukėlusi daug debatų visuomenė, nes profsąjungos sako ir labai ten skambina visais varpais ir kad labai daugeliu ypatingai imigrantų nekaupiama šitas fondas ir jie praranda socialinės garantijas, kurios jam garantuoja trygdėliovant, tai yra socialinio rūpybos įstatymas. Jie tiesiog to negauna, nes jie nežino, kad jie turi gauti ir jie nežino, kad jie turi tikrintis visą šitą. Tai šitas yra labai svarbu žinoti apie pensijas. Na ir kitą dar dabar peržvelkim. Vėl čia užšoko viens ant kito.
apie pagrindinius klausimus, kuriuos klausia imigrantai apie pensijas. Ir vat jeigu jūs dar turit klausimų, tai paklauskit, labai prašau savo komentaruose. Tai jeigu mes peržvelgiam šitos klausimus, pensija nuo 67 ar nuo 62? Į pensiją galima išeiti nuo 62, bet jeigu tik tai išdirbote pakankamai laiko ir turite tam tikras sutartis. Geriausiai imigrantam išeiti nuo 67, nes jeigu išeisite anksčiau, galbūt ir galite, galbūt klauskite darbo vietoje, bet pensija gali būti labai ženkliai mažesnė, iš tikrųjų. Vien dėl to, kad anksčiau išeina žmonės, ne? Todėl, kad jie neišdirbo, jie 5 metus nepradirbo dar. Tai pensija, jeigu tu tiesiog pasiskaičiuoji, jeigu tu turi tą AFP, Aftale Festet Pension, tai yra sutartinė pensija, tavo darbdavys yra sudaręs tokią sutartį, dažnai su profsąjunga arba su kokiu pensiniu fondu, per profsąjungą, arba ir be profsąjungos gali būti. Bet vadinamas tas AFP, Aftale Festet Pension, sutartinė pensija. Jeigu jūs ją turite, jūsų darbe galioja tokia sutartis, tai tada turite kalbėti su šituo fondu, kuriame yra kaupiama ta Aftale Festet Pension ir klausti, kiek aš uždirbsiu, jeigu išeisiu į pensiją 62 metų, jie to paskaičiuos. Aha, tada pasižiūrite, ar jums užteks tos pensijos. Jeigu jūs pradirbo tik 15 metų Norvegijoje, nu ir kas, kad yra Aftale Festet Pension, bet pensija bus mažytė. O jeigu dar padirbsiu 5 metus, tai jinai jau bus 5,000 didesnė. Tai jūs tada ir galvojate, ar jums dar toliau dirbti, ar visgi tik tai aš išeisiu ir kažką kitą darysiu su ta pensija gaudamas. Kitas klausimas yra, ar nuo pensijos mokami mokesčiai. Taip mokami jie yra. Jie yra, aišku, mažesni ir kuo mažesnė pensija, tuo mažesni mokesčiai. Pensija yra netokia didelė kokia alga, tai ir mokesčiai bus mažesni, bet jie yra mokami, taip. Dabar pensijos riba, tai tie, kurie uždirba 2 milijonus, sakysim, nežinau, ar tokių yra tarp mūsų, bet yra lietuvių daktarų, kurie tiek uždirba. Tai žinokit, tai yra riba, todėl kad pensija skaičiuojama nuo maks pagrindinės tokios pensinės sumos, kuri yra maksimaliai 1,5 milijonai. Tai yra 12 G, G tai yra Grünbelop bazinė suma, nustatoma kiekvienais metais. Tai jeigu net ir žmogus uždirba 2 milijonus, jam pensija navas skaičiuos tik tai nuo 1,5 milijono. Nes, bet uždirbdami 2 milijonus jūs galite atpirkti galbūt butą, vieną, kitą, antrą, trečią ir taip kaupti savo papildomą pensinį fondą. Dabar kokio dydžio yra pensija? Tai 60 arba 65%, nuo 60 iki 65 nuo pensijos bazinės sumos. Tai pirmiausia yra nustatoma jūsų bazinė suma, nuo kurios skaičiuosis pensija. Jinai priklauso nuo išdirbtų metų, nuo jūsų gimimo metų. Jinai yra labai kiek metų dirbote Norvegijoje, pavyzdžiui. Ar gaunate jau pensiją Lietuvoje? Labai daug yra sudedamųjų, kad nusistatytų jūsų pensijos bazinė suma ir tada nuo tos sumos jau yra 60-65%. Ar labai sudėtinga man tai? Kaip ir viskas. Aišku. Tai kur pateikti pensiją prašymą pensijai? Ten, kurioje registruota jūsų gyvenamoji vieta. Būsat, kur jūs esate rezidentas, kur reziduojate. Tai jeigu jūs gyvenate Norvegijoje ir jums jau suėjo 65 metai, jūs galite prašyti pensijos per navą iš Lietuvos. Ir ją gauti ir toliau dirbti Norvegijoje ir laukti iki 67 metų, kol gausite norvegišką pensiją. Bet jeigu išvykstate į Lietuvą, tai susikaupė pensiją Norvegijoje, žinote kad, bet jūs apsigyvenote Lietuvoje, kai jums buvo 60 metų, tarkim, jūs tada turite per sodrą nueiti ir paprašyti, kad jums sodra apskaičiuotų pensiją, kurią jūs užsidirbote Norvegijoje. Sodra kreipiasi į Norvegijos navą, nes yra tarptautiniai skyriai, kurie randa tą žmogų, jo visus dokumentus, kiek jis dirbo, kiek uždirbo ir apskaičiuoja pensiją ir per sodrą jūs ją gaunate.
Lietuvoje gyvendamas. Tokia yra tvarka. Dabar jeigu pensiją užsidirbote Norvegijoje ir norite galvoti, va dabar jau dirbau, jau gyvenau, dirbau, dabar gaunu pensiją, ar galiu aš ją išsivežti? Labai dažnai taip. Galite, bet turite informuoti NAVą ir yra tam tikrų išimčių, kada negalite jos išsivežti. Tai dažniausiai tada, kai yra, jeigu jūs iš viso nedirbote, bet pensiją jums Norvegijoje apskaičiavo, tai va šitokios pensijos jūs išsivežti negalite. Arba jeigu jūsų pensija yra labai maža, tada galite gauti Norvegijoje, sakysim, tau pensija yra ten kokie 8 000. Tai ką tu gali išgyventi Norvegijoje iš 8 000? Nelabai, ne? Yra toksai supplierende stønad, tai yra priedas prie pensijos, kuris apskaičiuojamas kiekvienais metais turite vaikščioti NAVą ir gauti šitą priedą. Pateikti dokumentus, kad jūs nieko neturite, jokių nekilnojamų turtų, jokių ten kažkokių kitų turtų ir tada jums priskaičiuo šitą supplierende stønad priedą prie mažos pensijos, bet tada jau jūs negalėsite išsivežti šito priedo, nes jūs privalote gyventi Norvegijoje. Dabar jeigu yra nedirbęs žmogus, reziduoja Norvegijoje. Gali tai būti, Norvegijoje yra šiaip jau paremtas sistema tuo, kad abudu dirba šeimos nariai, žmona ir vyras, bet būna taip, kad pavyzdžiui žmona nedirba. Gali būti kartais, kad ir vyras nedirba, bet gali gyventi Norvegijoje šeimos susijungimo pagrindu. Tai atvažiavo vyras, pradėjo dirbti, atvažiavo žmona nedirba. Ir atėjo pensinis amžius. Ir jo nedirbanti žmona, kuri yra Norvegijos rezidentė, jinai gali gauti norvegišką pensiją, taip, bet jinai bus labai maža. Bet tada jau išvežti jos negalėsite. Ir dabar kitas dar klausimas, pensiją atsivežtiem tėvam. Tai kai kurie nori savo pensinio amžiaus tėvus atsivežti į Norvegiją ir klausia, ar jie gaus norvegišką pensiją. Atsakymas yra ne, jie negaus norvegiškos, jie gaus tik savo lietuvišką uždirbtą pensiją iš Lietuvos, kurią galės atsivežti šičia ir gauti. Ir juos turi išlaikyti finansiškai vaikai, tai yra jūs. Vienintelis, ką gali vaikai padaryti, labai sunkiai, bet įmanoma, registruoti juos kaip gyventojus Norvegijoje ir tada jie gaus sveikatos paslaugas Norvegijoje. Tai jau tai būtų gerai, bet tada turi įrodyti, kad tėvas arba motina neturi artimųjų, sunkiai serga ir dėl to jisai privalo atvykti čia gyventi į Norvegiją su jumis. Tai tiek apie pensiją. Aš nežinau, ar aš atsakiau visus klausimus, bet šitokie yra sudėtingi klausimai. Aš tai galvoju, kad visų pirma galima atsisukti iš naujo tą patį webinarą peržiūrėti. Labai gerai, kad jie į YouTube patalpinti pas tavo puslapyje. O antras dalykas... Šitą tai būtų gerai. O antras dalykas, man atrodo, jeigu kažkas neaišku bus, tai galima kreiptis ir į pačias institucijas. Skatetatinės dabar atsakingas už pensijas yra, ne? Nuo 22 metų. Už tą obligatorisk tjeneste pension tik tai, už darbdavio kaupiamą pensinę fondą. Bet šiaip už pensijas atsakingas NAVas. Tai tame ir visa esmė, kad žmonės galvoja, kad NAVas už visą pensiją atsakingas, bet NAVas atsakingas tik už navinę pensiją, už valdišką šitą. O už privalomai darbdavio kaupiamą pensinį fondą yra atsakingas skatetatin. Tai ten reikia kreiptis. Tai man atrodo, žmonės galės, jeigu kažkokių tai klausimų kils, arba per ten susiekti, arba galų gale galite ir prašyti Dainai, man atrodo. Jeigu Daina turės laiko ir norą, tada galės galbūt parašyti jums, padėti. Tai aš tada labai raginčiau tiesiog žiūrėti šitus dar webinarus, jeigu kažkas įdomu jums buvo pakomentuoti. Ir skaityti mano tinklaraštį Gyvenu Norvegijoje. Absoliučiai. Yra labai daug informacijos, žinokit. Naudodamas progą, aš noriu pasakyti 3 dalykus. Pirmas dalykas, kad visų pirma, tas pirmas dalykas, man atrodo, pats svarbiausias, kad šiandien buvo pats paskutinis mūsų webinaras, kaip prisijaukinti Norvegiją. Ir Daina 12 webinarų iš eilės po gerą valandą laiko paruošdavo prezentaciją,
kurie trukdavo gerą valandą laiko, aišku, tos prezentacijos ruošimas užtrukdavo daugiau nei valandą laiko, tai viskas yra nemokamai, tai mažiausiai, ką jūs galite padaryti, parašykite kažkokį tai gerą komentarą, uždėkit laiką, parašykit Dainai kažkokią tai žinutę, padėkokit, kad geros informacijos duoda. Ar Daina gauni tų žinučių iš žiūrovų? Parašo tau? Padėkoja žmonės? Pačioj pradžioj parašydavo, bet paskui ne, bet aš gaunu už tai, kartais susitinku tiesiogiai, tai man pasako ir mane labai nustebina maloniai, nes sako, viską žiūrim, viską skaitom, viską matom. Fantastika. Tai va. Tai jeigu norite daugiau dalykų sužinoti iš Dainos, Daina turi 2 Facebook'o grupės. Tai pirmas yra gyvenu Norvegijoje, tai daugiau informacija apie patį gyvenimą Norvegijoje. Ten kartais ir apklausos yra, ir kažkokie tai pavyzdžiai, straipsniai, dar kažkas. Tai kita labai gera platforma Facebook'e, tai yra dirbantiems Norvegijoje, tai daugiau Daina šitą deda informaciją apie darbinius reikalus, apie skatus, apie aldynus, apie mokesčius, apie kažkokias darbo inspekcijų subtilybės, dar kitus dalykus. Pažiūrėkit patys. Dar vienas labai įdomus dalykas, tiek ir puslapį kuruoja Daina, gyvenu norvegija.no, kur tiek ir straipsnių parašyta, tiek ir dabartiniai webinarai bus ir ten sudėti, ir į YouTube taip pat vadinasi gyvenu Norvegijai. Tai nebūkit abejingi, Dainai, padėkokit, ateikit gyvai, paspauskit ranką, o jeigu norite kažkaip tai prisidėti prie mūsų transliacijų, tai viskas vyksta per StreamYardo platformą. StreamYardo platforma yra mokama, tai vat padeda šitą dotaciją padėti sumokėti abonementą. Tai va, tai ponios ir ponai, man atrodo visai, Neringa sako, visos temos buvo labai įdomios ir naudingos. Ačiū jums abiems, kad skiriate savo laiką mums. O Dalė sako, ačiū už labai išsame informaciją. Tai va, Daina, kažkokį pasakysi paskutinę kalbą, ne? Kažkokį paskutinį sakinį. Labai ilgos kalbos aš nesakysiu, bet aš noriu pasakyti, kad aš visą laiką bandau šitą biurokratinius visus šitos dalykus, kuriuos aš sužinau per savo darbą, nes aš dirbu jau beveik visą laiką, 30 metų, galima sakyti, sistemoje vadinamoje viduje. Aš matau labai daug imigrantų istorijų ir aš matau, kaip jie susiduria su, kaip jiem atrodo neteisybė, bet iš tikrųjų jie susiduria su nesupratimu sistemos labai dažnai. Tai aš labai noriu jums palinkėti, kad jūs įsigilintumėte labiau, nes aš žinau, kad tai yra temos labai sunkios, nemalonios, neįdomios ir apie tai norisi negalvoti, bet aš kartais norėčiau, kad jūs pagalvotumėt, nes kartais, kaip sakoma, išvengti klaidų yra daug pigiau negu paskui taisyti jas. Ir esu dar aš, tai jūs galėtumėt ir parašyti man, ir labai daug žmonių man parašo per Messengerį, aš galėčiau jūs pakonsultuoti įvairiais jūsų gyvenimo klausimais. Ir ką, ačiū Mantui už tai, kad tu sudarai galimybę žmonėms pamatyti visą tai. Nes čia Mantas organizuoja visas šitas transliacijas, aš tik tai turinius padarau. Tai man atrodo, kad mūsų šitas tandemas buvo visai neblogas. Fantastiška. Vitalija sako, visus seminarus perklausiu jūsų, dėkui už jūsų pastangas. Alma sako, labai ačiū. Tai va, ponios ir ponai, šiandien buvo paskutinis webinaras, paskutinis turinys iš ciklo, kaip prisijaukinti Norvegijoje. Daina, kaip galvoji, kitais metais bus noro arba informacijos, ką papasakoti žmonėm, ar mes darysim tokį? Ar čia buvo iš viso paskutinis gyvenime ir nebedarysi niekada, persižegnoji? Ne, kodėl, aš nežinau, aš visą laiką noriu išviesti žmonės, čia tokia mano misija kažkokia pasidarė ir man tas patinka. Man patinka, kai žmonės žino ir man patinka ta informacija, kurią aš puikiai žinau, kuri man yra labai lengva ją tiesiog perduoti. Tai galbūt ir darysim, jeigu tu pats turėsi noro, nes... Žinoma, mano irgi, mes esame iš to pačio molio drėpni. Mano irgi labai didelis noras yra šviesti. Aš paskutinius komentarus paskaitysiu, vis tiek dabar turėsim ilgą pertrauką, tai šitą galim leisti sobiškai. Net mes ir taip galim pasidaryti. Sako, tikrai vertinga žmonėms, kad ką tik tai atvykusiems ir nemokatiems kalbos. Ačiū jums abiems už jūsų skirtą laiką ir ačiū už tikrai vertingą informaciją. Labai daug skirtumų tarp Lietuvos ir Norvegijos ir kartais suprasti būna sunku. Bet ačiū, Daina, už savo patirtį ir žinias. Egidijus sako, ačiū jums už informaciją ir jūsų skirtą laiką mums. Nuostabus jūsų tandemas. Jėzau, čia kaip faina skaityti komentarus. Labai ačiū jums, visi webinarai buvo įdomus. Tai va, man atrodo, visai patiko žmonėms. Dar kartelį
3 dalykai. Pirmas dalykas yra Dainos Facebook grupės, gyvenu Norvegijoje dirbantiems Norvegijoje, blogas, gyvenu Norvegijoje ir jeigu norit prisidėti, čia yra podelis arba 2 kavos. Nu ką, ponės ir ponai, man atrodo, paskutinį kartą sakau šitą sakinį. Man buvo didžiulė privilegija būti visų pirma, noriu pristatyti moterį, kuri 12 antradienių arba, kaip šiandien, ketvirtadienių iš eilės paruošė 12 skirtingų informacijų ir 12 valandų jums padovanojo gryno turinio, tai yra Daina Bogdaninė, moteris ekspertė, dirbanti tiek ir darbo inspekcijoje, tiek ir turite labai didelę gyvenimišką patirtį. Tai ačiū Daina ir man buvo didžiulė privilegija būti šio stebuklo moderatorium. Mantas Simaitis. Ačiū Jums labai. Ačiū Mantai ir visiems geros vasaros tada. Geros vasaros. Viso. Ate visiems. Ate.